Pokalbis su dienos svečiu. Radio stoties rezultatyje prasideda laida Pokalbis su dienos svečiu. Ir būtent jau šį vakarą Šiaulių dramos teatre 18 valandą koncertuos Andrius Kaniava ir sunkiosios muzikos orkestras Musė. Ir kągi jie pristatys Šiauliuose ir panašiai apie visą tai. Ir ne tik. Būtent dabar ir noriu pakalbėti su aktoriu ir bardu Andriumi Kaniava, su kuriuo ir sveikinuosi. Labą dieną. Labą dieną, sveiki. Kaipgi ruduo Vilniuje, norėčiau pasidomėti, ir kaip pas jūs širdyje? Tai šiaip ruduo, tai jau, pavyzdžiui, vakar, tai tas ruduo, sakyčiau, buvo labai nekoks, toks ruduo jau labai už žiemą panašus, o šiandien aš manau, kad tai yra tas ruduo, kurio tikrai galima džiaugtis. Supratau, beje, ar ruduo tiesiog atrodo kai kuriems žmonėms, kad yra tas metas, kada apima įvairiausi įkvėpimai, atsiranda mūzos ir kitos gražios moteris. Kaip yra jums? Ar suteikia įkvėpimo kažkokio? Ar tiesiog... Šiaip tai aš sutikčiau su tuo. Ruduo yra vienas iš tų tokių, sakyčiau, laikotarpių, kada aš tikriausiai geriausiai jaučiuosi. Paaiškinti logiškai aš to negaliu, bet aš tiesiog tą jaučiu. O kadangi gyvenime šiaip vadovaujuosi ganėtinai daugiau pojūčiais, tai aš manau, kad ruduo yra neblogas. Supratau. Beje, vienas toks įdomus dalykas. Besižvalgant po internetus, kągi jie rašo apie jūs, o rašo gerą, aišku, pastebėjau tokį vieną įdomų biografijos faktą pateiktą pas jūs. Būtent tarp savo gabumų minite vairavimą, nes nepadarėte, nežinau, nei vienos avarijos, ar tiesiog dėl to, kad sugebate gerai vairuoti. Kaip čia yra? Ojojoj, klausykit, čia tokia tema, žinokit, net baisu, ką nors sakyti, reikia nusispjauti. Jo, šiaip tai pakol kas, ačiū Dievui, nieko neturėjau tokio ir labai tikiuosi, kad galbūt, nežinau kodėl tai, gal šiaip kažkas saugo iš kažkur. Taip, bet jums vairavimas vis dėlto tai yra gabumas, kaip jų pateikta pas jūsų dosije. Ar jums labai patinka vairuoti? Šiaip patinka. Aš pasakysiu, galbūt su metais bėgant tas ištvermingumas dingsta, jau kartais nebegali pravairuoti, pavyzdžiui, labai ilgo laiko tarpo. Bet šiaip man patinka, aš ganėtinai taip neblogai jaučiuosi pasakyti. O jūs esate tas žmogus, kuris sugeba pastebėti ir sugeba mėgautis tais paprastais malonumais? O ką jūs įvardytumėte kaip paprastą malonumą? Tebūnie tai būna vairavimas, ar ne? Tebūnie tai būna elementarius skanus pietus pas močiutę ir mamą. Taip, aš manau, kad matot, iš tų mažų detalių susideda visuma, taip sakant, išmeskit tas detalės ir tavo gyvenimas yra spragos kažkokios. Na taip, tiesa. O dabar nuo vairavimo pabandykime nuvažiuoti prie kūrybos, tada scenoje jūs jau esate tikrai nemažai metų ir kalbant apie kūrybą, ar vis dar kuriate ką nors naujo? Ar vis dar vyksta procesas? Žinot, aš džiaugiuosi, kad ir vyksta tas dalykas. Kartais, aišku, norėtųsi, kad tai būtų dažniau ir galbūt įvairiau, bet šito dalyko aš jau kaip supratau savo gyvenime, kad tai yra nepaskatinis. Yra kaip yra, o kadangi vis laik nuo laiko atsiranda kažkas naujo, aš manau, kad pakol kas esam gyvi ir judami priekį, tai yra džiugu. O kokia būna jūsų įprasta diena, tarkim, nuo pat ryto, kada beje šiandien atsikėlėte? Oi, ne per seniausiai, žinokit, ne per seniausiai, dėl to aš jau praktiškai, ir mano diena prasideda, jeigu aš vėliau truputį savleidžiu, kadangi vakar irgi labai vėlai grįžau, tai dabar jau yra panika, viskas, dabar jau yra lakstymas, daiktų rinkimas, nes reikia važiuoti į Šiaulius. Supratau. Bet prieš tai reikia išvesti šunį. Ir kai viskas susideda, o kadangi gyvenu už miesto, tai dar reikia paskaičiuoti kelią iki miesto. Prašau tau, tai nieko ramaus mano gyvenime nėra šiandien. Supratau, bet vis dėlto įprastinė diena, ji būna įtemptų ritmu lekianti į priekį, ar kaip tik būna įvairiai? Oi, kaip kada, žinokit, dabar kažkaip, aš labai džiaugiuosi dabartiniu savo gyvenimu, nes tai yra kartais, aš galiu sau leisti 2-3 dienas absoliučiai nieko nereikia, grinai pasisemti iš aplinkos, pasisemti iš ramybės, pasisemti iš kažkokios gamtos, iš dar kažko, ir nes tai yra labai svarbu. Čia aš turėjau keletą tokių, kokius 5-6 metus tokius įtempto bėgimą, aš pasakysiu, kad gero nieko neduoda. Ir naudodamas savo nugyventais metais galiu duoti tokį patarimą, nereikia lėkti. Geriau jau neskubėt, kaip sakant, išmintis byloja vis dėlto. Taip, ir kada kažkas buvo, sunku pasakyti, kada, pasamprotavę, kodėlgi Andrius Kaniava neturi Facebooką. Galbūt jis turi jį, tik tai niekam nesako, ar neturi, nes neturi tam laiko. Žinot, aš jums pasakysiu, pasakyti, kad jo neturiu, tai irgi negaliu, nes yra mano gerbėjų, fanų ir šiaip labai žmonių, kuriuos aš labai gerbiu, puslapį įsikurtas ir man net pilnai pakanka. Ir viskas. Bei jūs administruojate jį pats, ar ne?
Ne. Vėlgi, sakau, yra žmonės, kuriais aš labai pasitikiu. Aha, supratau, tai jums ir dėl to nereikia. Supratau. Aišku. Beje, turiu dar tokį jums vieną klausimą. Kiekvienas iš mūsų be abejo turime silpnybių, ir gerų, ir blogų, bet pakalbėkime apie gerasias silpnybės. Kokių jų turite? Gerasios silpnybės yra, kaip pasakyti. Šiaip tai mano silpnybės apsiriboja labai paprasta, aš labai daug kartų minėjau, gal jau nusibodau minėdamas, aš visą gyvenimą domėjausi žirgų sportu ir labai daugelį laiko savo tikrai labai didelę dalį atiduodu tam. Kartais norisi atiduoti mažiau, bet neišeina. Supratau. Ką jau darys? Toks pomėgis. Supratau. O sakykite, ar per tą visą laikotarpį, kada esate scenoje, koncertuojate ir vaidinate, ar yra kažkada tekę slėptis nuo gerbėjų? Oi, nežinokit, tai šiuo atveju aš tikrai nekoketuoju ir manau, kad bent aš to nedarau. Bet jeigu reikėtų. Gal pas mane gerbėjai labai taktiški, labai mandagus, jie neverčia bėgti. Supratau, viskas yra vienu žodžiu, nevarot iš proto kaip nors, nesistengia padaryti. Ne, šiuo atveju sveikingai gyvena. Jūs ne vien tik, kad esate ir bardas, jūs esate žinoma ir aktorius, tad ar tenka pasinaudoti savo aktoriniais sugebėjimais ir už scenos ribų, kada tiesiog reikia laukti galbūt parduotuvėje labai ilgai eilėje ar dar panašiai, ne vien naudojatės tiesiog savo vardu, bet aktoriniais sugebėjimais, ar būna, kad tenka? Labai nesinori to daryti, nes pakankamai daug aktorystės yra mano gyvenime ir jeigu galima to išvengti, čia kaip sako boksininkų užduoda klausimą, sako, ar jūs mėgstat pasimušt gatvėje? Ir jis sako, jeigu įmanoma tos kovos išvengti, tai sako, tai lygiai taip aš, pavyzdžiui, jeigu aš galiu išvengti iš to naudojimo sektoriniam priemonėm, aš vengiu. Supratau. Na ir dabar pakalbėkime apie šį vakarą. 18 valandą apsilankysite Šiaulių dramos teatre ir aš labai tikiuosi, kad be jokių dramų pristatysit savo naują kompaktinę plokštelę Musė. Tad pakalbėkime apie ją ir apie šį vakarą. Tad kreipiant dėmesį į Musę, kasgi joje sudėta, kokios tai dainos? Ten yra vienas labai geras dalykas, ar jūs albumą turite prieš save? Taip, jį turim. Taip, tada yra parašyta, kad reikia vieną kartą geriau išgirsti, negu apie tai kalbėti. Supratau. Taigi būtent šį albumą ir galėsim jau visi išgirsti, bet vis dėlto dar pakalbėkime apie jį. Žinoma, išgirsime mes jį, bet kuo šis albumas jums svarbus, tai jeigu neklystu yra trečiasis jūsų albumas, ar ne? Taip, tai trečiasis šitas man svarbus jau vien dėl to, kad tai yra toks bandymas vis tiek pagroti su daugeliu garbių muzikantų, tikrai labai gerų muzikantų. Ir aš labai džiaugiuosi galėdamas su jais būti tiek scenai, tiek kažką įrašyti. Priedo tai yra būtent tam tikra tokia dalis, vadinkim, mano kūrybos, kuris skamba tik tai būtent su pučiamųjų orkestru, kaip aš skambiai jį vaidinu ir kaip sako, kitaip mes jų neįmanoma tikriausiai padaryti. Dėl to aš manau, kad tai vis tiek kažkokia prasme mano gyvenimo dalis ir man yra brangi. Supratau. O kiek laiko Musė augo, Musė brendo, kol jie atsirado kompaktinėje plokštelėje? O, ilgokai. Ten, matot, jinai keitėsi, jinai pradėjo kažkada labai seniai buvo nuo to, kad tikrai griausmingo roko ir, kaip sako, nuo tokių tikrai protesto dainų, kaip aš jas dabar vadinu. Kol galiausiai jinai subtilėjo, tapo delikatesnė, tapo saikingesnė ir dabar mes turim, ką turim. Supratau. O dabar vienas iš paskutiniųjų klausimų, pažadėkite, kasgi visų lauks šį vakarą Šiauliuose, jeigu žinoma galima pažadėti, nes galiu iš karto pažadėti, lauks tikrai gerą nuotaiką, aš galiu 150%. Na vat, labai puiku, ko daugiau klausykite ir bereikia rudenį. Na vat, o tradiciškai jūsų linkėjimas RS2 klausytojams? RS2 klausytojams, taip, galiu pasakyti, nors už lango galbūt nebebus tokių gražių dienų, kaip dabar, pavyzdžiui, aš matau bent jau Vilniuje. Greitai ateis lapkritis, jūs tiesiog kartais reikia sugebėti prisiminti tas gražias dienas, ko aš labai linkiu, nes tai padės mums gyventi toliau. Dėkoju Jums už gražių dienų linkėjimą ir primenu, kad kalbėjome su aktoriu ir bardu Andriumi Kaniava. Tad ačiū Jums ir iki susitikimo būtent šį vakarą. Gerai, iki malonaus. Na, o dabar pasiklausykime kūrinio Fėja. Mano fėja
praveria akis ir pažvelgia pro langą, o ten juodas debesis pripėdavo dangų ir mano fėjai taip neramu, kad pasaulyje kažkas ne taip ir iš visų jėgų sušuks haipei. Šalia savo fėjai iš senų dainų sudėjau, kad keliauti per pasaulyje nebūtų tai baisu. Kaip žadėjau, mano fėja, nuo tavęs aš išprotėjau ir galiu pradėti vėl gyvenimą šį iš pradžių. Mano fėja praveria duris ir pažvelgia į gatvę, o ten miestas kaip žvėris riaumoja visą naktį ir mano fėjai taip neramu, kad užsibuvo sapne ir iš visų jėgų sušuks o ne. Šalia savo fėjai iš senų dainų sudėjau, kad keliauti per pasaulyje nebūtų tai baisu. Žadėjau, mano fėja, nuo tavęs aš išprotėjau ir galiu pradėti vėl gyvenimą šį iš pradžių. Savo fėjai iš senų dainų sudėjau, kad keliauti per pasaulyje nebūtų tai baisu. Kaip žadėjau, mano fėja, nuo tavęs aš išprotėjau ir galiu pradėti vėl gyvenimą šį iš pradžių. Aš žadėjau savo fėjai iš senų dainų sudėjau, kad keliauti per pasaulyje nebūtų tai baisu. Kaip žadėjau, mano fėja, nuo tavęs aš išprotėjau ir galiu pradėti vėl gyvenimą šį.